technikos pajungti, tai reikia viską sužiūrėti ir tuoj galėsime pradėti šitos skaitimus. Tuoj. Tuoj linkteliniu man. Jau linktelėjo man viena iš organizatorių, kad galiu pradėti, tai sveiki susirinkę, aš esu Austėja Kuskienė ir lydėsiu artimiausias 45 minutės jūs renginyje Kukutis prabyla kitaip, skaitymai, kuriems nereikia šviesos. Šiek tiek pritemdyta šviesa, šiek tiek jos pasilikom, bet vien ta teorinė mintis, kad jos gali ir nereikėti ir yra vienas iš šio renginio tikslų. Labai džiaugiuosi, kad jūs visi kaip legendinis Marcelijaus Martinaičio Kukutis atkeliavote į knygų mugę ir pasiklausysime šiandien ne tik paties Kukučio, bet ir 3 įspūdingų skaitovų, kurie Kukučio balades mums įkūnys ir juos mums įgarsins pačiais įvairiausiais būdais. Šio renginio susitikimo tikslas yra pristatyti patį įvairiausią skaitimo būdą, nes knygas mes galime skaityti, knygų mes galime klausyti ir knygas galime skaityti ne tik popieriniu formatu, bet ir skaitmeniniu. Leidykla Vaga, bendradarbiaudama su Lietuvos audiosensorinė biblioteka, legendinės Kukučio balades iš popieriaus perkelė į skaitmeną ir būtent vieną moderniausių leidybos formatų EPUB, būtent tam, kad skaityti galėtų kiekvienas iš mūsų, taip kaip jam patogu, taip kaip jis gali ir taip kaip jis moka. Taigi, ne pirmais metais Lietuvos audiosensorinė biblioteka organizuoja tokius skaitimus ir labai norime tiesiog parodyti, kokia literatūra gali būti prieinama. Ir minėtas tas EPUB formatas, kurį galbūt ne visi žinote, bet greičiausiai artimu metu žinosime daug daugiau. Jisai suteikia galimybę skaitmeninės knygas skaityti tiek regintiesiems, tiek žmonėms su regos negalia, silpnaregiams ar turintiems, pavyzdžiui, disleksijos sutrikimą. Galima prisitaikyti šiame formate knygas, nežinau, įvairiausiais formatais, šriftais, spalvą susidėlioti, kontrastus tarp teksto ir fono pasidėti. Taip pat šiame formate galima knygų ir klausytis galima su diktoriaus balsu, tai paprastai tariant, įskaičius, įgarsinus kokiam nors skaitovui arba su balso sinteze. Tai čia jau šiek tiek dirbtiniau, bet irgi pasiklausysime, kokia tai yra galimybė. Taigi, galima ir klausyti, galima ir skaityti, galima skaityti įvairiausiais formatais, netgi brailio raštu. Ir būtent šie Kukučio skaitimai jums visą tai iliustruos ir mes tiesiog įsitikinsime, kaip veikia kiekvienas iš būdų. Ir man tai padaryti padės šiandien 3 skaitovai, tai aktorius, teatro P įkūrėjas Balys Ivanauskas. Labą dieną. Labą dieną. Mano kolega, LRT radijo laidų vedėjas, žurnalistas, diktorius Paulius Šironas. Labas. Labas, sveiki. Ir Lietuvos audiosensorinės bibliotekos atstovė, kaip man sakė, brailio rašto ambasadorė Ugnė Žilytė, kurios pirštais Kukučio baladės eiliuosis skaitmeniniais brailio rašto taškais. Tai sveika, Ugnė. Sveiki. Tiesiog perduodu mikrofoną pirmajam skaitovui, Baliui, ir kviečiu klausytis Kukučio baladžių. Pavasarinė Kukučio kregždės giesmė. Pavasari, ar ir tau ne pavasaris, ar ir tau negražu, kai pavasaris? Kaip gražu, kai gražu, net negražiems, kaip gražu, kai pavasaris, kai atitirpsta saulė languos. Kaip gražu būti žole arba dūmų virš savo tėvynės, net mirusiems, kaip gražu žemėj. Kaip gražu tau pavasarį, kai pavasaris, kaip gražu, kai laukus su padargais po ilgo žiemos ištrėmimo grįžta visa Lietuva. Kukutis gyvena pats per save. Aš pats gyvenu. Rytais pabundu, keliuosi, galvoju. Aš pats išeinu pro duris, pastoviu prie slenkščio, kol pateka saulė. Aš pats nusiprausiu, pereinu kiemą, pastoviu prie vartų.
Aš pats matau ir girdžiu, kaip visas gyvis ima baubt, kudakuot, kriuksėt. Aš pats visą tai suprantu ir prisimenu. Man pačiam po darbų gelia sąnarius, naktimis neima miegas. Aš pats kartais kalbu su savim, kai nėra ką prakalbinti. Pagaliau niekam nedėkui, kad pats gyvenu per save, vis dar gyvas. Aš pats kada nors nebūsiu. O, kaip aš norėčiau, kad amžinai nesibaigtų pabudimas, valgymas, sėdėjimas, galvojimas, žiūrėjimas, miegojimas, kalbėjimas, tylėjimas, tingėjimas, vaikščiojimas, glostymas, gėrimas, blevizgojimai, pinigai, Lietuva. Gerai nusiteikusio kukučio daina. Kukutis uždainavo, kokia laimė gyvent ir būt gyvam savaime. Važiuoti štai ir būt gyvam savaime, net ir tada, kada apleidžia laimė. O kiemo vartos daina kukučio klausės, apie jo laimę būti laimingiausiam. Kukučio beklausydama kartojo, teisingai ir gražiai žalti dainuoji. Paskui abu dainavo susiglaudę, savaime pūtė vėjas, draikė šiaudus, kukutis arklius suplakė ir nuvažiavo, o daina toliau viena pati dainavo. Tai dėkui mūsų skaitovams. Čia buvo viena iš dalių šios dienos skaitimų ir šiek tiek pakamantinėsiu skaitovus, nes jie visi skaitė iš, negalima taip sakyti, skirtingų devaisų, bet skirtingais būdais, rankose laikė skirtingus dalykus. Ir gal, Baly, nuo tavęs norėčiau pradėti. Balys, nepaslaptis, yra ir papasakojęs ir keliose interviu, tu turi disleksiją, ar ne? Ir mes matėme, kad tu skaitėjai iš juodam fone, kažkaip tiesiog pasikeitai tekstą. Tai papasakok, kaip tu pasidarai, kaip tu prisitaikai tas Kukučio balades, kad tau būtų patogiau skaityti. Tiesiog pasidariau juodą ekraną ir baltas raides, taip man mažiau pinasi tos raidės, mažiau šokinėja akyse ir pasididinau tarpus tarp eilučių ir truputį šriftą pasididinau ir tada žymiai yra lengviau skaityti. Bet svarbiausias gal dalykas yra juodas ekranas ir baltos raidės. Tada kažkaip tas žvilgsnis nešokinėja ir nesimaišo raidės. Žinau, kad disleksijos yra pačių įvairiausių pobūdžių, gal šitaip netgi, sakykime, tai taviškis, ar įmanoma, nežinau, sukonkretinti, kai taliojasi raidės, liejasi, kaip vyksta, kaip galėtų mums paaiškinti? Labai paprastai galiu paaiškinti, tiesiog kai rašau žodį ir tiesiog ten akivaizdžiausiai matosi, rašau kokį taip žodį ir staiga pamatau, kad parašiau T-I-A-P. Ir tu žiūrėjau, apsivertė raidės. Ir tada toks aiškiausiai matosi ir tada, apsiverčia raidės ir tada pataisai ir taip toliau, kai SMS rašai. O kai skaitosi, tiesiog, kartais skaitau, ypač kai garsiai ir kai jaudinuosi ir tada yra toks užstrigimas. Tai man tiesiog maišosi raidės, šokinėja viena, su kita keičiasi ir reikia didelių pastangų ir didelės koncentracijos, kad pagauti tą momentą ir kad neperšoktų raidės. Bet kuo labiau atsipalaidavęs, kuo pailsėjęs, tuo mažiau šokinėja. Tikiuosi, kad esi gerai pailsėjęs šitose skaitimuose. Taip. Baly, dar šiek tiek apie tą sakai, labai svarbus juodas fonas. O kaip su šriftais, pavyzdžiui, yra? Mes, nežinau, populiariausias Lietuvoje yra tas Times New Roman, pavyzdžiui, ar tau jis yra patogus skaityti, ar jis yra vienas iš tų serifinių su tokiais užraitimų šriftais. Pagal ką tu renkies, kokį čia prisitaikai? Jeigu labai paprastai, tai tikrai tie užraitimai dar labiau tokios kažkokios bangos jūros, nežinau, kas ten dedasi. Tai kuo mažiau užraitimų, kuo tokie kažkokie statesni kampai ir taip toliau, tai tuo yra paprasčiau. Tų užraitimų kažkoks atrodo, ne.
Ir kadangi man irgi pasakojo prieš visą šitą renginį, kad irgi galima pristaikyti tą kontrastą tarp tekstų ir fono dėliotis, tai tu pasidari patį didžiausią kontrastą, tau tiesiog juodame fone yra ramesnės tos raidės ir tas tekstas labiau pagaunamas, ar ne? Taip, taip, paprasčiausiai. O kaip su visokiom audio knygom? Gal tu, štai pavyzdžiui, labiau renkiesi klausytis tų knygų? Gal, bet tada reikia, šiaip gal esu klausęs audio knygų, bet pagaunu save, kad nubėga mintis, aš pradedu kažką kito galvoti, kadangi esu aktorius, pradedu galvoti, ką ten vaidinsiu ir taip toliau, o jau ta knyga eina savo, o norisi, kad knyga nebūtų pašalinis veiksmas. Aš kartais radiją įsijungiu kaip foną, muziką, kai groja ir taip toliau, o norisi, kad knyga būtų ne kaip fonas, tai tas audio, jeigu tampa fonu, man tada negerai, tai aš geriau imu tada, kad ir šokinėtos raidės, bet namuose ramiai imu popierinę knygą ir skaitau ir lėtai, bet mėgaujuosi. Lėtai ir mėgaujasi. Aš norėčiau tada peršokti Paulių, peršoksim prie Ugnės dabar gerai, nes jinai irgi turi labai įdomų aparatą ir, kaip jau sakiau, čia yra skaitmeniniai brailio rašmenys, ar ne, tavo rankose. Papasako, koks tai yra aparatas ir kaip jisai veikia, nes aš ir pati klausiu prieš visą tai, kiek čia rašmenų sutelpa į vieną eilutę, tai jeigu gali šiek tiek praskleisk tą uždangą. Čia yra vadinama brailio eilutė, skaitmeninis prietaisas, kuris jungiasi prie išmaniųjų įrenginių, ar prie telefono, ar prie planšetės, ar prie kompiuterio Bluetooth ryšiu, arba per USB laidą. Šiuo metu aš jį prie telefono per Bluetooth ryšį prisijungus. Ir tiesiog aš galiu skaityti tekstus, kas yra telefono ekrane rodoma, aš galiu čia skaityti brailiu. Tai yra gan mažas prietaisas, 24 langeliai jame ir aš tiesiog visada turiu sukti ratuką, kad galėčiau vežti tekstą pirmin. Ir tai nėra, aš sakau, kad tai niekada gyvenime nieko geresnio nėra už šį prietaisą, jeigu žmogus nori skaityti brailio, todėl kad aš į telefoną arba į pačią brailio eilutę, atminties kortelę, aš galiu knygų prisikelti elektroniniu kokių 10 ir galiu ir lėktuve, ir traukiniai skaityti. O fizinių brailio knygų aš negalėčiau lėktuve ar traukiniai skaityti, nes jos užimtų visą lagaminą. Taip, ypač jeigu skraidi kokiam Rainėre, tai labai aktualu tokie dalykai. Kodėl tu renkiesi brailio raštą, o ne, nežinau, kokį nors balso sintezę arba dar kažką tą klausimąsi? Atrodo, kaip patogu? Čia priklauso nuo to, ką aš skaitau. Jeigu aš skaitau brailio raštu, tai dažniausiai būna poezija, todėl kad tada aš galiu pati poezijos nuotaiką nusistatyti pagal save. Ir taip pat, kai mokausi užsienio kalbų, brailio raštas yra nepakeičiamas, todėl kad jeigu aš tik klausyčiau, kaip žodžiai tarėsi, aš niekada neišmokčiau užsienio kalbomis rašyti, o rašyti užsienio kalbomis man yra labai svarbu. Bet vadinasi, lydi tave garsinės, pavyzdžiui, knygos, nespjauni jas, ne? Garsinės knygas aš skaitau dažniausiai įvairius romanus, kai gali vienu metu ir namus tvarkytis ir skaityti, kad sutaupyčiau laiko. O tą literatūrą, kurią man reikia geriau įsiminti, aš skaitau brailiu, nes mano atmintis yra taktilinė. Tai yra, jeigu pas reginčių žmonės yra girdimoji arba regimoji, tai pas neregius yra arba girdimoji arba taktilinė, tai pas mane yra taktilinė, man daug geriau perskaityti brailiu. Informacija taip geriau nugula, ar ne? Greičiau įsisavinu. Taip. Kiek žinau, EPUB formatas, jisai pateikia brailio raštu ir iliustracijų aprašus, ar ne? Kaip tai veikia? Ar tai yra tiesiog toksai aprašymas, paprastas, nežinau, tenais, kukutis stovi, žmogelis, ten saulės nutviekstas ir panašiai? Taip, jeigu knygoje yra pateikiamas toks aprašymas, tai jis ir bus paprastai pateikiamas tekstu. Aš pačios iliustracijos brailio eilutę negaliu pačiupinėti. Paliesti jinai nėra atvaizduojama. Tai yra tam tikri kiti specialūs, brangiai kainuojantis prietaisai, kurie gali tokią funkciją įgalinti. Tai vadinasi, visas toksai aprašas ir būna, ar ne?
Taip, tiesiog tekstinis aprašas. Ugne sakė ne kartą, kad esi Brailio rašto ambasadorė, mėgėja ir gerbėja ir panašiai. Kokia yra ta situacija? Sakė, kad labai domiesi ir žinai įvairiausius skaičius. Lietuvoje Brailio raštas kažkaip, na tai, kad nyksta, bet žmonės labiau renkasi lengvesnės formas, ar ne? Ir pats Brailio raštas jau nebėra tiek populiarus, vadinkim taip. Taip, tačiau aš visuomet pabrėžiu, kad Brailio raštą turi išmokti mokiniai, kurie nemato nuo vaikystės, nes kitaip, jeigu jie neišmoks Brailio rašto, jie nebus raštingi, nemokės rašyti taisyklingai, automatiškai nesusiras darbo ir automatiškai bus labai daug problemų. Taip pat Brailio raštas yra aktualus tiem, kam ne tik rega silpsta, bet ir klausa vyresniajam amžiui, todėl kad tuomet yra sunkiau klausyti garsinių knygų. Ir taip pat aplinkoje, kadangi mūsų šalis labai stipriai žengia į priekį, aplinkoje vis daugėja įvairių pritaikymų, užrašų Brailio raštu, liftuose skaičių, užrašų ant įvairių kabinetų durų. Taip pat visi vaistai turi Brailio užrašus, kas yra labai patogu. Tai tiesiog raginam žmonės, tai, aš tai labai noriu sakyti žodį nespjaut, bet atsižvelgti, išmokti ir praprusti ir daugiau galimybių bus, ar ne? Taip, tas pats atvejis, kaip šiais metais buvo uraganas Lietuvoje Liepos pabaigoje ir buvo žmonių, kurie vos ne visą savaitę elektros neturėjo. Tai tokiu atveju net garsinių knygų grotuvo nepasikrautų. O kas moka Brailį, gali ir tamsoj skaityti, ir visada skaityti. Taip, labai gerai. Pauliau, dabar kreipiuosi į tave. Mes matėm, kad tu skaitei iš tos tradicinės popierinės knygos. Kodėl ne kokia nors planšetė ar skaityklė? Todėl, kad aš pats geriau visada įsimenu turbūt tekstą, sakykime taip, ir kažkaip jis man toks atrodo įsikerta manyje, aš labiau jį kažkaip tiesiog vos ne fiziškai jaučiu, kaip aš turiu jį perteikti, kaip pasakyti. Tas tai irgi turėjom, kiekvienam savo formą, ar ne? Taip, tikrai taip. Vienam yra taktilinė, kitam irgi privalu turėti. Vėlgi visų klausiu dėl to klausimosi knygų, ar esi propaguotojas klausytis įskaitytų, kitų įskaitytų, nežinau, gal ir savo įskaitytų knygų, vėlgi diktorių arba balso sintezės? Tiesą sakant, ne, dažniausiai paskaitau, tačiau mėgstu pasiklausyti kartais poezijos, kadangi pats esu kaip skaitovas poezijos, tai turiu kompaktų pavyzdžiui, tai tiesiog juos pasiklausau. Tai ir pats skaitau tiesiog iš knygos tuos tekstus ir kartais įdomu, kaip perteikia kiti žmonės, kiti aktoriai, sakykime, skaitovai. Tai va, ta forma man yra labai priimtina. O šiaip knygas dažniausiai popierinės skaitau, man kažkaip labiausiai turbūt ir patinka, nes aš tada kažkur tai nusikeliu tarsi tą pasaulį tos knygos labiau ir tai viskas vyksta. Ir kiek žinau, tu esi vienas iš audiosensorinės bibliotekos savanorių ir skaitai knygas, ar ne? Kiek laiko jau tą darai? Metus kažkur. Metus. Aš irgi užsinorėjau sužinoti šitą dalyką, tai ir aš gal prisidėsiu. Tai kokia čia, ar atsakomybė, arba koks jausmas, arba koks džiaugsmas žmonėms perteikti, ar tu labai nori pasireikšti ir labai intonacijų pridėti, ar vis dėlto čia kitaip reikia. Tiesiog apie tą patirtį papasakok. Na, patirtis tokia iš tikrųjų, aš labai ilgai nedrįsau, tiesą sakant, kažkaip pasibelsti audiosensorinę biblioteką, tačiau kažkaip ten turėjau vieną renginį skaitimų ir kaip tik mane pakvietė paskaityti, pabandyti bent jau ir kažkaip drįsau. Tai labai smagu, kad jau pačią pirmą dieną teko pabendrauti šiek tiek su neregiais ir jie pasakė man, kad, sako, tik tai jeigu skaitysi, tai per daug nedėkit tos emocijos. Nepersistengti. Taip, nepersistengti, nes vis dėlto, sako, mes norim pasilikti savo, kad mums kažkiek ta fantazija mus nuneštų patiems suprasti, kur ten kas eina. Tai va, o šiaip tai labai tokia maloni patirtis, galiu pasakyti, nėra jinai lengva, bet tas toks, kai garsini knygą, jau kai užfiksuoja ją, tai tada labai toks kažkoks prasmingas darbas atrodo atliktas, va taip jaučiuosi iš tikrųjų. Netgi, sakyčiau, aš kai žiniose dirbu, net mažiau tą jaučiu, negu kad tą knygą įgarsindamas. Rimtai, informuodamas pasaulį, mažiau. Aš irgi pagalvoju, tas skaitimas, jis šiaip labai yra nelengvas, perskaityti gerai, su visa dikcija ir taisyklingai tekstą, net ir fiziškai išvargsti, tai ta savanorystė tokia ir atimanti jėgų šiek tiek, ar ne? Nes vis dėlto tu vis tiek kelias valandas būni
ir balsas labai sėda labai greitai, nes pavargsta, kažkiek atsigeri vandens, bet jeigu tu būni, sakykime, kokias 4 valandas ir visą laiką skaitai, yra ir tam tikra įtampa ir tavo visam tiesiog kūne, akise, balse, nes tu turi visą laiką, ir sekti vis tiek tą liniją, tą siužetą, negali taip tiesiog skaityti aklai, vis tiek kažkokios yra tam tikros linijos, nes aš įsivaizduoju, kad nepaisant to, kad tu labai daug tos emocijos neįdedi, vis tiek jinai turi būti logiška, ar ne, kur kablelis, kur kažkoks tai veiksnys, tarinys, taip toliau. Tai va. Įkvėpta tavęs tikrai prisidėsiu ir noriu pakviesti antrąjį skaitimų dalį ir ją pradės Ugnė. Kukučio diagnozė. Dar niekada Kukutis nebuvo taip gerbiamas. Tiek daktarų jį apstoja, klausinėja, kaip jis gyvena, kaip valgo, kaip miega naktim, ką skauda. Viskas jiems labai įdomu, nors rodos taip neįdomiai gyveno. Dailios seselės, pasiguldžiusios ant kanapos, žiūrėdamos į akis, švelniai maigojo pilvą, ausį pridėjusios klausos, kaip plaka širdis. Per visą gyvenimą niekada nebuvo tokio meilumo patyręs, niekada šitaip nebuvo pagerbtas tokių mokytų vyrų, net savo moters. Daktarai, suradę kažką labai įdomaus, žiūrinėja pro visokius stiklus, lyg būtų koks kunigaikštis. Pagaliau ir jame rado kažką, nors visą gyvenimą niekam jo nereikėjo. Į jį dirsčioja, galvą sukišę, o meilios seselės šypsos, valgydina mažais šaukšteliais, už parankių vedžioja koridoriais, prisiglaudusios, smulkiai alsuodamos. Per visą gyvenimą ne viena moteris taip švelniai niekada nebuvo apglėbus. Kartą Kukutis išgirdo, gyvens gal savaitę ar 2, prišokęs prie daktarų, ėmė jiems priekaištaut, kad šitiek daug įdomaus suradę neduoda ilgiau pagyvent. Daktarai galvas sukišę dar pasitarė ir pasakė Kukučiui, gal dar kokią savaitę ilgiau. Ir vėl nesutiko Kukutis. Po to daktarai pasakė, gal 1 mėnesį. Kukutis apsidžiaugė, dabar užteks laiko susitvarkyti dantis, išvalyti kiemo šulinį, sulopyti prakiurusi stogą, be to dar spėsęs paskerst savo kiaulę. Keistas pabudimas Kukutinėje ankstyvą pavasario rytą. Kas Kukutinėje šįryt atsitiko? Per lango stiklą lekia motociklai. Lėktuvai 8:30 praskrido skridimu po žeminiu. Jau nuo žiemos vargų štai atleisti ropoja, žemaičių rupūžės, dievai ir pelės, silpnaprotaujantis 3 šaukštapročiai joja ant turkiškų kardų į Anapielių. Ožkų numindžioti žaliai, tuoj sužaliuos Kukučio reikalai. Jis žiūri kaip ant laikraščio, kvailai, ant vienas kito lipa vabalai. Kukučio katinas pamatė tokį daiktą, jo antakios antenos ėmė veikti. Išsirietė ir taikos pulti ir ūsai jo pilni urano dulkių. Vėl lėktuvus kažkas žemu po žeminiu paleido skridimu. Dangum kuprelis voras bėga, voratinklių jau leidžias virš pagiegių. Štai ilga koja šarka ilginėja, kvailus gandus visokius nešinėja, viršun kreivai suarto lauko po dangumi ant kvailio plauko.
o varpiniai pelėda verkia, kad verkdama visai apako, kukučio katinas primerkia kinietišką radioaktyvę akį. Kukutis šnekina savo gyvybę. Naktim kaip nukirpta avelė, glaustais man širdį, vieniša nepamylėta gyvybė. Tu prašai, kad parvežčiau tau draugę, kitą gyvybę, kad tylėdamas naktimis laikyčiau pavargusios moters rankas. Žadini naktimis purdėdama manyje, šnabždi man jaunas dienas, apnuogintus niekada nematytus paveikslus, karštus žodžius siaučiant pelėms mėnesienoj. Vieną naktį mane uždusinsi ir pabėgsi mane vieną palikus. Mano rankos per prastos tavo švelniems kuždesiams, tavo atsidusimams širdį. Aš pavargau, tau visą gyvenimą dirbdamas, slapstydamas tave nuo mirties, kad tik liktum gyva. Bevaikė mano gyvybė, bevaikėm naktim. Ko tu mane graudini, kaip kareivio našlė? Paskutinė Kukučio diena. Kai atėjo Kukučiui paskutinioji, pats savo pagalvojo, koks aš laimingas, kad gyvas sulaukiau savo mirties, kad mirštu štai pats iš savęs, be jokios prievartos, gyvas sulaukęs savo dienos paskutinės. Kokia laimė, kad mirštu niekieno neverčiamas, o galėjo iš lėto marinti, lupdami panagės, arba neįspėję, nepaskelbę kaltės, nušauti, kad lik savo paskutinės dienos taip ir nebūčiau žinojęs, jog seniai manęs jau nėra. Kukutis prie ano pasaulio vartų. Pagaliau Kukutis susiruošė į pomirtinį pasaulį, kai viskas jau buvo patikrinta ir paskelbta, kad jam ne vieta tarp gyvųjų. Prie vartų jį pasitiko angelas sargas, uniformuotas, su revolveriu, atsivertęs storą registracijos ir atsiskaitimų knygą. Ant sienos virš jo galvos kabojo atvaizdai to, kur jisai siunčia visus į mirusiųjų pasaulį, kad apsaugotų juos nuo neteisingų minčių ir visokių keistų paklydimų. Patikrinęs registracijos knygą, angelas sargas įsakė: prašau išverst kišenes, nusisekt diržą, nusijaut batus, palikt medinę koją, į ten nebus priimami nuosavybės dokumentai. Laikrodis, pasas, muilas, dantų šepetukas, raktai, degtukai, tabokinė, dantų protezai, kelnes. Nusimaut kelnes, tenai nėra gėdos. Nuogi nesiskiria vienas nuo kito. Ko stovi? Iš ten niekas nieko daugiau apie tave negirdės, neklausinės, netardys. Ko laikai smunkančias kelnes? Matai mūsų geradario portretą. Tai jis visus ten išlaisvina iš gyvenimo, kad niekas neturėtų jokių negerumų. Nori, kad vėl tave kartų, spardytų, areštuotų, reikalautų paaiškinimų. Pas mus už šių vartų saugiausia. Ko stovi pastiręs? Lauk, grįžk atgal, kad vėl tave baustų, įtarinėtų, tave persekiotų. Atgal, dar kartą, tave patikrins gyvenimas. Iš agentūrinio pranešimo įtariame. Paminėtas asmuo Kukutis po mirties gali turėti dar vieną gyvybę, kurią sumaniai pasinaudoja, apsimesdamas čia gyvų, čia mirusiu. Ima veikti iš pomirtinio gyvenimo, paskelbus Kukutį mirusiu, nerasta jokių kilmės dokumentų, kapo, antkapio, mirties liudijimo,
lygų istorijos, parašų, mokesčių kvitų, adresų, laiškų, įskundimų, rekomendacijų. Tuo tarpu jis gali staiga pasirodyti iš protokolų, bylų, net iš eilėraščių, pasakojimų. Nustatyta, valstybei yra įtartinas jo sugebėjimas, net paskelbus jį mirusiu vienu metu, be vizų, būti keliose šalyse – Paryžiuje, Stokholme, Maskvoje, Varšuvoje. Ir dar sugebėjimas kalbėti įvairiomis kalbomis, kurių, kaip nustatyta, jis pats nesupranta. Todėl gali išduoti paslaptis, kurios neturi paplisti. Patikrinti, ar jis vienas ir tas pats nuotraukose, vaizdo įrašuose, piešiniuose, daboklių, morgų registracijos knygose, spaudos straipsniuose, eilėraščiuose, taip pat vertimuose į kitas kalbas. Gali būti, jog taip yra pasivadinusi dar nenustatyta teroristinė organizacija. Pagaliau, kas yra apie jį rašantis autorius, patikrinti, iš kur, iš kokių šaltinių autorius platina informaciją apie Kukutį. Kukučio galybė. Klausos Kukutis, girdi Kukutį. Kalba Kukutis ir supranta, kad kalba Kukutis. Sėdi ant suolo Kukutis ir jaučia, kad sėdi ant suolo Kukutis. Žingsniuoja Kukutis ir jaučia, kad žingsniuoja jis pats iš savęs. Kad matymas sklinda iš jo paties matymo ir kad galvojimas eina iš jo galvojimo. Gyvena Kukutis ir žino Kukutis, kad gyvena iš savo gyvenimo, kad jis visas yra pilnas Kukučio. Pilnas Kukučio. Dėkui Pauliau, dėkui Balijai, dėkui Ugne. Čia beje girdėjote ir ketvirtąjį skaitantįjį ir tai buvo neurotinklais veikianti balso sintezė, kurią kuria, tobulina Vytauto didžiojo universiteto mokslininkai, kitaip uždaroja akcinė bendrovė Intelektika. Ir iš tiesų, aš net nežinau, patiko tikėtis, kiek ji bus natūrali, kiek bus primtina, ar bus kažkokia, nežinau, atmetimo reakcija ar ne, bet iš tiesų buvo labai artima, nežinau kaip jums, iš tiesų balso sintezė labai tobulėja ir kodėl kalbant šio renginio kontekste mums tai yra aktualu, ne visos EPUB formatu leidžiamos knygos turi įskaitančius diktorius, šiuo atveju Kukučio baladės turėjęs ir turi, tai yra aktorius Jokūbas Bareikis, bet iš tiesų, na, jeigu nėra įskaityta, toks žmogus gal kaip koks Paulius, pavyzdžiui, nestovi ir neįskaito su knyga viso teksto, tai gali padaryti balso sintezę. Svarbu galbūt paminėti tai, kad pati ta kokybė visa, ji priklauso nuo jūsų įrenginio. Visą informaciją apie tai galite rasti svetainėje įtraukiojileidyba.lt. Na, o aš tiesiog noriu dar šiek tiek į patį Kukutį galbūt įnirti, na, nes ir knygų mugė skirta šiam personažui ir mes čia irgi tas Kukučio balades įvairiausiais būdais skaitome. Vyrauja, vadinkim taip, toks įsitikinimas arba stereotipas, kad tai vis dėlto labai vaikiškas personažas arba vaikam labiau priimtinas. Aš ir pati prisimenu vaikystėje, na, mes mokykloje mokėmės to, bet paskutinioji ši dalis, kai jūs skaitėte, na, parodo, kad tų temų daugiau yra ir jos yra rimtesnės ir niūresnės ir gūdesnės. Tai kaip jūs patys priimat ir suvokiate tą Kukutį? Kas jis jums yra? Kada pradėjo lydėti jūsų gyvenime? Ugne, gal tu pradėk? Ugnės ir Kukučio santykis. Man Kukutis tai primena žmogų, kuris drąsiai reiškia tokius jausmus ir emocijas, kurių mes atvirai vengiame reikšti. Jeigu jisai liūdi, tai jis liūdi labai atvirai, tai mato visas pasaulis. Jeigu jis džiaugiasi, tai jo džiaugsmas trykšta per kraštus. Jeigu jis nerimauja, tai jo nerimas išskleidęs sparnus virš mūsų skraido.
Pauliau, tu linksėjai kalbant ugniai. Tai kažkaip labai tam tikrą prasme ir panašiai, aš esu pripažinęs, kad manis toks kaip ir dušelė žmogaus, kuris išduoda tai, kad mes skiriamės nuo visos kitos kūrinijos, kad iš tikrųjų mes turbūt nei mąstytumėm taip, nei juokautumėm, nei nieko kažkaip tai nejaustumėm, nei meilę savo išreikštumėm turbūt, jeigu ne Kukutis. O šiaip pagalvojus dabar kažkaip ir šiandien skaitom, kiek daug čia yra tos Ezopo kalbos, Taip. kurios mes šiandien labai pasigendam ir poezijoje kažkaip tokios dažniausiai būna tokios savirefleksijos, kur ten maždaug ką matau, tą beveik pasakoju, ar ne, galbūt kažką, ką aš jaučiu, bet tai, kai šiandien dar mes gyvenam tokioje geopolitinėje situacijoje, tai iš tikrųjų tas Kukutis jis tiesiog iškyla kaip koks Feniksas, man atrodo, šiandien. Tai reikia jį skaityti ir permanyti. Turbūt tai trumpai. Na, Pauliai, kaip tu atradai galbūt Kukutį, ar dar atrandi? Pirmoji pažintis buvo tai per Kernagio dainas, kuris yra daug sukūręs pagal Marcelijaus Martinaičio eilėraščius. Tai tų dainų kažkaip klausydavaus vaikystėje ir nieko apie tą Kukutį nežinojau. O dabar, kai truputį jau paaugau, paprotingėjau truputėlį, tai kažkaip, kad ir paprotingėjau, negaliu sakyti, kad aš jį kažkaip pažįstu. Meluočiau, jeigu sakyčiau, jau čia man žinomas kaip nuluptas, man vis tiek yra tas kažkoks keistas žmogelis, per kurį atsiskleidžia pasaulio paslaptis, Lietuvos paslaptis, Lietuvos kažkokia meilė tėvyniai, kažkoks patriotizmas, visos tie sovietiniai kažkokie skausmai, kur aš nepatyręs, mano tėvai patyrė ir seneliai. Tai man apie tai yra ir kažkaip, ir tas pats Kukutis man toks kaip ir Marcelijus Martinaitis yra, kuris tarsi tokio prisidengdavo to Kukučiu ir tarsi nieks prie jo negalėdavo prikipti tais laikais. Nes toks Kukutis rašo apie kažkokį čia žmogeliuką, apie paukštį, nežinau apie ką čia ir nekipkim prie jo, tai man kažkoks toks ir pačio Martinaičio simbolis tas Kukutis. Ačiū. Mes su Paulium ir toliau linksėjom tau kalbant. Tai Bali, jeigu jau mikrofonas, vadinkim taip, tavo rankose, tai kviečiu pradėti trečiąją dalį šių skaitimų. Ponas Žanas Tardie supažindina Kukutį su ponu Mesjė. Mesjė nukelia skrybelę, Mesjė žvelgia pro akinius, Mesjė ištiesia ranką, Mesjė matomas veidrodį. Vienu metu jis yra Mesjė ir dar Mesjė. Mesjė kalba, Mesjė klausosi, o Mesjė kalba ir klausosi, sakydamas Kukučiui Mesjė ir taip toliau. Mesjė vienu metu žiūri, šypsosi, ryši kaklaraištį, kalba, nešioja petnešas, matomas veidrodyje, spaudžia ranką, mato Kukutį ir taip toliau. Tas Mesjė, kuris žiūri, yra tas Mesjė, kuris šypsosi, yra tas Mesjė, kuris ryši kaklaraištį, o tas, kuris ryši kaklaraištį, yra tas Mesjė, kuris kalba, o tas, kuris kalba, yra tas Mesjė, kuris nešioja petnešas, o tas, kuris nešioja petnešas, yra tas Mesjė, kuris matomas veidrodyje, o tas, kuris matomas veidrodyje, yra tas Mesjė, kuris spaudžia Kukučiui ranką ir taip toliau. Kukučio nuostabai, sveikindamasis Mesjė, vienu metu sugeba šitiek daryti. Ir kalbėti, ir šypsotis, ir nešioti petnešas, ir atsispindėti veidrodyje, ir dar vienu metu, tuo pačiu metu būti Paryžiuje. Nufilmuota Kukučio idilė. Aš nepjaunu ir nesėju, visko man pilni sapnai. Paukščiai aplink mano sielą skraido liesdami sparnais. Nukalu iš dalgio rytą, dirbu aušrą Nemune, kino juostoj įrašytas pats saurodaus ekrane. Aš iš oro gaunu algą, iš privalomo dangaus. Įmagnetintas man valgis, byra gausdamas. Skaldau malkas štai spalvotas,
kur žvelgi, visur tik kinas. Dar įslaptintas, nesumontuotas, kadras paskutinis. Jau padangių pievos valomos, nušienauti vyturiai, įmagnetintas, privalomas, aš esu labai gerai. Kukučio eksperimentas. Ko jis nedarė su savimi, kad būtų toks, koks savaime yra, nesistengdamas būti toks, koks jau savaime yra. Ir ko jis nedarė? Ėmė dainuoti chore, prisipirko kaklaryšių ir visokių kitokių dalykų, veidrodžių, pomadų, vaistų plaukams atauginti. Pagal žinovų rekomendacijas ėmė grožėtis peizažais, domėtis, kaip reikia mylėti laukinius žvėrelius. Visą tai veltui. Galvojo, juk neįmanoma pasidaryti tokiam, koks jau savaime esi. O kada stengiasi būti toks, koks jau savaime esi, tada ne savaime esi toks, koks jau savaime esi. Ir ko jis nedarė, kad pasidarytų toks, koks jau savaime yra. Tada jis būdavo savaime toks, koks ne savaime yra. Ir jis pagalvojo, Dieve, jeigu tai mato kas nors, kokia gėda. Galvojo, kol nevėlu reikia bėgti. Ir jis pasileido bėgti, suprasdamas, kad ne savaime jis bėga. Ne taip, kaip bėga nesistengdami, kaip iš tikrųjų bėga. Ir jis, kiek jis stengiasi nesistengti, vis tiek tai buvo stengimasis stengtis, kad nesistengtų. Koks pasityčiojimas, galvojo, koks visą tai pasityčiojimas. Matyt, mane kas nors tyčia klaidina, kad dar labiau susipainiočiau. Bet juk neįmanoma bėgti dėl to, kad nebėgtum, o vis tiek reikia bėgti, kad netrodytų, jog bėgdamas stengies nebėgti. Pagalvojo, jei sustosi, tai vėl ne savaime sustosi, tik norėdamas būti toks, koks savaime esi nebėgdamas. Ir todėl reikia bėgti, pabėgti kaip nors nuo šito kvailo bėgimo. Ir jis bėga nieko aplink nematydamas, vis galvodamas, kaip reikia sustot ir išvengtos bekūnės, gyvejančios kelių pasaulių jėgos. Kukučio niekų dainelė. Niekas nieko, niekam nieka, nesu nieko, niekada. Niekas nieka, nieko, niekam, niekaip nieko, nesu kuo. Niekam nieka, niekas nieko, niekaip nieko, ne už ką. Tokių legendinių Marcelijaus Martinaičio kūrinių, neatsiejamų nuo Kukučio. Ir užbaigiame šiuos skaitimus. Aš labai dėkoju ir aktoriui Baliui Ivanauskui, ir diktoriui Pauliui Šironui, ir audiosensorinės bibliotekos atstovai Ugniai Žilytei. Pabaigai dar yra keli pastebėjimai. Nuo birželio mėnesio bus priimta, įsigalios tiksliau prieinamumo direktyva, kuomet visos elektroninės suskaitmenintos knygos jau turės būti prieinamos būtent va šitaip, vadinasi, jas skaityti galės kiekvienas pagal savo patogų būdą, o tai yra labai svarbu, nes žmonių, kurie negali skaityti tų, vadinkim taip, įprastų popierinių knygų, Lietuvoje yra apie 10% dėl regos ir kitokių negalių, fizinių negalių, disleksijos sutrikimų ir panašiai. Tai įsivaizduokit, apie 300 000 žmonių galės labiau mėgautis literatūra, ar tai garsiškai, ar tai brailio raštu, ar tiesiog patogiai ir patogiau jiems skaitant. Beje, labai noriu pakviesti susipažinti su panašia knyga, tik tai skirta vaikams. Šičia, jums nereikės nusileisti, tiesiog pakaks užsukti į 5.2 salę, kur vyks Grožio ir Heizelio pirmosios vaikiškos knygos EPUB formatu, kuri irgi turi diktoriaus įgarsinimo pristatymas. Aš kviečiu užsukti, daugiau pasidomėti apie visą tai svetainėje įtraukioji-leidyba.lt. Ir dar kartelį dėkoju Jums, kad mums pristatėte visus šiuos
įmanomus būdus. Dar, beje, man kaip mamai dar labai aktualu, galima mokytis ir skaityti, klausant balso sintezės arba įgarsinto diktoriaus, stebint kartu einant raides, tai iš tiesų labai patogus ir prieinamas formatas. Tai dėkui Jums ir gražios dienos knygų mugėje. Ir ačiū Austėjai Kuskieniai. Dėkui.